LDS ir vėl su jumis, taigi aš Vytautas ir darėm pamoką, kaip pasileisti daugiau serverių negu vieną. Gal čia kai kam yra toksai ir sunkesnis etapas, bet žinokite, tai nėra labai sunku, tai tiesiog reikia daryti pagrindę tas pats, kaip leisti pirmą serverį. Taigi, pirmą padarysime taip. Eisime ten į tą pamoką, kuri yra skirta kaip sukurti savo serverį. Tai yra Counter-Strike 1.6 serverį kūrėjui pamokos. Tada eis Linux ir kaip suprantama eisite serverio kūrimas vadu. Nu, aš padarysiu, kai jinai būtų pačiam viršuje ir jūs tiesiog žinotumėte, kad jinai yra ta, katrą reikia sukurti serverį. Tai nu biški kosit, tai žinokit, sergu, tai kosit galiu dažnai. Taigi, dabar taip, mums reikia prisijungti prie putį. Taip. Dabar taip, mes atliksime, dar reikia prie čia prisijungti. Čia tasai visas VPS nėra mano, tai kaip ir čia pasakyti jums. Tik tiesiog LDS to mums nereikia. Tada galime kaip ir išjungti šitą. Nu, dabar taip padarysim. Kursiu serverį Gungeimą. Tai bus, tarkime, GG. Mėgdar user GG. Tada čia vėl vietoj LDS GG. Oi, vėl įjungiu netyčia, matote, senai labai kažką dariau, tai biški primiršti, žinot. Dabar taip. Nu, gerai dabar yra. Tada tą leidžiame, tai yra trečia komanda. Leisime ketvirtą komandą. Tada leisime penktą komandą. Penktą komandą, kodėl sakau 1, 2, 3, 4 ir 5 LDS. Tada čia rašome S. Tada ir šešta komanda. Kreipkite dėmesį, kad ką rašo po tais, nes būna, kad reikia kartais pakartoti. Steamą dažniausiai komandą reikia pakartoti tarp 2 ar 3 kartų. Bet šiaip, jeigu kartuosite 3 kartus ar 2 kartus jums, šiaip geriausia kartu 2 arba 3. Trečią kartą, jeigu pakartuosite, žinok, nieko nesitiks. Taigi, laukime, kol čia pasidarys. Bet vis dėlto gal tą, kol čia dabar daro, pristabdysiu, kad į video neužimtų tiek labai daug laiko, kaip ten 20 ar 30, kad neužimtų iš kelių partų. Taigi, biški pristabdau. Nu va, matote, atsirado, kaip ir matote, Steam Linux client update, please rate this command. Nu, tai mes pakartuosime tą komandą, antrą kartą moras turėtų biški mažiau užimti laiko. Dar kartą pakartuosime. Tai darėme 3 kartus, kaip suprantate, bet dar padarysiu 4 kartą, tai viskas. Tai yra dabar mums tau nebereikia, nes jau mes pakartavome, taigi dabar atsiunčiame serverį. Tas siuntimas užims kokį 5 minutės, taip kažkur, taip grubiai, nes reikės, kaip matote, 1, 2, 3, gal netgi grubiai 4 kartus padaryti. Nu tai jau laukime. Skaitykime, dabar darome šitą, tada reikės vėl pakartoti, tai nusikopijuojame, tai yra atvedame Ctrl ir spaudžiame C. Nu, pristabdysiu aš, nes žinokite, negaliu taip tiesiog sėdėti ir nieko nedaryti, man nežinau, man reikia kažką visada daryti. Nu va, matote, pakartojame komandą, vėl kartuosime. Kaip sakiau, nuskapijuojame,
ir pasiruoškime judėti ją. Čia. Taigi, priminsiu, ką aš čia dabar darau. Čia darau taip, kad jūs turėtumėte daugiau negu vieną serverį. Šis žmogus dabar, kuriam tai darau, jis jau turi vieną serverį, bet jis nori turėti daugiau negu vieną serverį, bet nežino, kaip tai padaryti. Taigi, aš jam pakuriu antrą serverį. Dėl to dariau makedir user gg. Tai kūriau jam gg serverį, reiškia. Kad tai būtų jam patogiau. Tada kartuojame komandą vėl dabar. Čia biškį nuėjau. O Jėzau. Dar kartą galime pakartoti. Всё. Dabar mes darėme komandą šitą. Dabar darysime šitą. Dar kartą galim pakartoti. Gerai, dabar šitas komandas atlikime. Tada ir šitą. Jau atlikome, kaip suprantate, visą instaliaciją. Dabar mums reikia pasiruošti savo paleidimą. Man per daug įsijungia. Taigi čia bus, tarkime, dedustas 1.2.16 pristabdau, kad nematytumėt informacijos. Nu ką, žinau, nuorodas visą tą pasidariau. Dabar mums reikia kaip ir serverio pako. Nežinau, ar pas mus yra tų serverių pakų labai daug, nes šiaip projektą kūriau ne tam tikslam, kad čia dėčiau pakus, bet gal bus koksai nors admin pakas skirtas gungiai. Galiu pražiopsuoti, tai jeigu pražiopsuosi, visi gangame matote, kaip parašyta. Tikėkimės, žmogus įkėlė šį paką normaliai veiksis man. Ne, neveikia. Nu, aš parašysiu į Google ir va tokie mane žmonės dergina. Matote, dar tik tais beveik Linux gangame, žiūrėkite, gal dar galėsiu atsisiųsti ir įsikelsiu tada pas savį grinai tinklapį, nes database errorą kažkam čia meta. Nu. Eisime protokol, čia tipo tas ir bus tikriausiai, nors pažiūrėkime. Reklameris yra toksai. Linux admin, čia what the fuck, aš vapsavau, ble, taigi rašiau gangame, čia man publika meta, nu tai kurva, vapšį išprotėję. Linux Game admin pack download, pridėsime taip. Plus 2 proto, čia tikėkime bus Linuxas. Nes jeigu ne Linuxas, tada aš nežinau, ką čia su juo daryti. Windows, nu tu išprotėję, nu nafik. Nu gal šitam rasiu. Nariai tik matote, kaip šustrai tik nariai gali matyti. Nu tai prisijungsim į tą tavo tinklapį, kad matyčiau tavo tą visą informaciją. Prisijungiau. Nu. Tik duok man jį atsisiųsti. Daugiau man iš tai tu pist. Nu nafik aš jungiaus, nafik aš jiems tą žmonę pridėjau prie šiandien buvo prisijungę. Ble, tokie saitai užpisa, kurva, matote, darai atgal ir neina. Tuoj pisi bloką ant to tinklapį ir pasibaigsiems. Linux admin pack download. To surasiu nors paką ir prie to pačią pridėsiu savo tinklapį. Nes žiūriu čia, kurva, Google man publikų primeta.
Nors ieškai visai kitą mapą. Tiksliau ne mapą, o pako, blėt. Tai 0-1. Blėt. Žinot, ką aš padarysiu. Gungiai mod for 1.6. Žinokite, pats susikūrusiu gungeimą ir viskas, žinokite, žinokite, čia pušį gaudysiu su kažkokiais lavonais, tai man, nu nafik. Full package. Kas čia bus, reikia parsisiųsti. Niekada tą gungėjimą nedariau, žinokit. Niekada gyvenime. Iš vis aš nedarau beveik tų modų. Nelabai orientuojuosi netgi, kaip jas reikia daryti. Bet žinokite, greit viskas išmokstama. Viskas greit išmokstama. Nu dabar taip. Man reikia prisijungti čia. Vėl Nu, vėl. Dabar eisime įdėti peką. Dar prie to pačio man reikia atsisiųsti paprastą admin paką. Ta reikės trinti, nes čia žiūriu. Paką siųskitės. Ne, jums paką nereikės, netgi siųstis, jūs atsiųsite kokį jūs norėsite. Taigi, siųsite kokį jūs norėsite. Dabar visus šitos įkeliame į savo susistraik. Čia yra pakas. Čia yra dabar publikas, bet iš to publiką padarysiu gungeimą. Bet nežinau, reikės dar Windows Mood'ą padaryti ant CC, kad jūs matytumėte vaizdą, nes... Ir šiaip kiek aš jau laiką čia filmuoju. Oh my god, dar 3 minutės turiu beveik, kad galėčiau... Nedaryti, kaip pasakyti, galėčiau greičiau reik daryti, nes negalėsiu įkelti YouTube, nes taigi ten tokie reikalavimai žiaurės 15 minučių maksimum. Iš proto įsikraustę žmonės su 15 minučių. Tik mano video gal truk 3 valandas, ką man daryti dabar, daryti tenais 10 partų, kad parodyti žmonėms, kaip reikia kažką pasidaryti. Logins ir nežinau, ar jį reikia įdėti, bet aš jį įdėsiu. Gungiai. Dabar taip, einame vėl čia. Tada dar paleidimą į eilutę, nežinau, ar čia IP jo toks ir yra. Na, blycha mucha, tikėkimės. Du proto viskas pasileido gerai. Du proto čia pasileido. Va tokius kai durgina, blėt, o man neįdomu. Gerai, dabar taip. Eisime į cancel.lt. Oi. Prisijung į servą 2716, pasižiūrėk ar gungiai. Net aš dar nežinau, nesakau, modą nesu niekada. Niekadas nekūriu, man net neįdomu buvo įkurti. Ir dabar, kaipgi, viskas, šiaip ir viską padariau. Tiesiog jūs pakai įsideda ir viskas. Taigi, pamoka baigta, viso gero. Jeigu norite, kad prie video būtų koks nors jūsų reklamos logotipas, susisiekite su manim Skype Vitiokos18 arba info@hldc.lt ir mes susitarsime, kaip tai padaryti.